Sveiki, daugeliu yra klausimas, kur renkasi banditai ir vatnikai. Visi vatnikai ir banditai, kur jie renkasi ir rezga savo planus. Atsakymas yra labai paprastas. Štai mes matom Kinijos imperatoriaus rūmus, ant kurių kaba nuostabiausias Mao Zedong paveikslas ir raudonos vėliavos. Viskas kvepia komunizmu. Štai kur renkasi banditai ir vatnikai. Ir be abejo, aš čia esu ne vienintelis banditas ir vatnikas, mūsų yra daug. Štai va žiūrėkis. O ateina, kas ateina? Rinkimų numeris 36 Liaudės partija balsuoti. Jo, Liaudės Edikas Jagelavičius, banditas. Štai čia susitiko du vatnikai, abudu mes esame policijos paieškoj ir abudu keliaujam po pasaulį iš tikrųjų. Na ir iš tikrųjų mes susitikom ne čia, mes susitikom dar Šiaurės Kipre, Pietų Kipre. Va dabar yra patarimas banditam ir vatnikam, kaip pabėgti nuo Lietuvos teisingumo. Mes prieš savaitę, tarp kitko, ne savaitę, nesvarbu, kada buvom Lietuvoje. Buvom Lietuvoje, į Šiaurės Kipro, įvažiavom į Pietų Kiprą. Taip, iš pietų į šiaurės. Taip. Jo, ir paskui mes ten jau važiavom, nes toliau nesakysim. A kodėl taip yra? Dėl to, kad Kipre nėra pasų kontrolės. Tai vat kas iš banditų mane dabar žiūri ir iš vatnikų? Davai sakyk, kad tu ne banditas. Aš ne banditas, aš vatnikas. Van matau dar pagrindinis vatnikas irgi kabo, kinų vatnikas pagrindinis. Didysis vatnikas. Duok Dieve jam čia kabėt kuo ilgiau. Sveikinu kinus su jų perestroiką laimėjusią ir parodžiusią tą, kad perestroika buvo įmanoma, va taip va kaip Kinijoje. Tai va, Edikas sako, kad jis ne banditas, dėl to, kad jis laiko, kad jo politinis nusikaltimas nenusikaltimas. Mano politinis nusikaltimas taip pat iš tikrųjų nenusikaltimas. Koks čia nusikaltimas? Visi darykit tokius nusikaltimus kaip mes, nes tai yra labai geri nusikaltimai, kurie atneša labai daug naudos Lietuvai, visuomeniai. Aš iš tikrųjų į Donbasą tai nuvažiavau, būtent atlikau žurnalistų darbą. Ten žurnalistai Lietuvos, LRT, ten TV3, jie ten turėtų nuo ryto iki vakaro sėdėti ir rodyti žmonėm, kas ten vyksta iš tikrųjų. O aš atlikau jų darbą, nuvažiavau vietoj jų ir dabar aš tapau priešų Lietuvai. Banditų, nusikaltėlių. Jis yra banditas ir nusikaltėlis dėl to, kad jis buvo Donbase, o aš Donbase nebuvau. Dabar mes į Kiniją atvykom, gal dar irgi kokį straipsnį įpiešim, klausyk. Gal. Kinija po sankcijom, ne po sankcijom? Kinija po sankcijom, aišku, kad po sankcijom, taigi sankcijų daug prieš Kiniją. Bet aš kiek pamenu, žinok, tas Gabrielius Landsbergis, ar kas ten iš diplomatinės atstovybės, ar kažkoks iš jo pavaduotojų, kiek pamenu, atsiprašė Kinijos ir Kinija ten kažkiek tai dalinai tas sankcijas, tai man atrodo, nuėmė. Jo, nes Lietuvai sunkesnis sankcijos buvo Kinų nei Kinijai Lietuvos sankcijos, bet vis tiek ten yra, iki šiol tų sankcijų yra. Tai va, tai kelias iš ES žmogui, kuris yra paieškomas policijos, yra per Kiprą. Atvažiuojat su be sienos, ES viduje keliaujam be sienos iki Pietų Kipro. Pietų Kipras galvoja, kad Šiaurės Kipras yra jo teritorija, todėl nėra pasų kontrolės. Vakarais nėra. 10 vakaro kažkur. Po 7. Po 7 jau nėra, bet geriau po 10 vakaro. Ten tikrai tada nebus pasų kontrolės. Ir tada va tokie banditai gali keliauti. Ir lygiai taip pat Edikas dabar grįš į Lietuvą. Bet aišku, Lietuvoje jam yra sunku, nes jis yra policijos paieškoj. Tai reikia slėptis biški. Ten, žinai, nakvot biški ten, kur policija tavęs neras. Taigi mano portretai nekabo visur ant kiekvienos sienos, ant kiekvienos stulpo. Bet mentai tave atpažins. Nemanau netgi. Net nemanau. Reikia, kad Delfis dažniau rodytų, kad mentai galėtų atpažinti. Va taip gyvena banditai ir vatnikai. Užsiimkite vandalizmų, visada daužykite nacių paminklus, darykite nusikaltimus kaip mes ir keliaukite po pasaulį. Tai den. Ačiū dėmesį. Ni hao mane pasakė, iš pradžių. Gerai.
prisirašykite prie mano kanalo, o jeigu jums reikia parašyti skundą į Europos žmogaus teisų teismą arba aukščiau į Jungtinių tautų organizacijos teisminės institucijas, parašykite man e-mailą